Šeštadienio vidurdienį Vilniuje ant Gedimino pilies kalno buvo oficialiai sutikti žygio prie Juodosios jūros dalyviai. Žemaitukais užjoję ant pilies kalno žygeiviai susilaukė daug sveikinimų. Senasis bebra, lava! Vakarienės negaus! Baltarusijoje prie keliautojų prisijungęs ir kompanijos nebepalikęs šuo Alšis tapo tikra įžymybė. Šeštadienį Alšį glostė ir gyrė ir vaikai, ir vyresnio amžiaus vilniečiai. Komplimentų keturkojui negailėjo ir vienas žygio organizatorių Vilniaus mero pavaduotojas Gintautas Babravičius. Alšis iš tikrųjų neeilinių gabumų šuo, tą galiu paliudyti. Pradžiai jisai tikrai raitelius priėmė kaip savus, po to į tą būrį įtraukė ir automobilius, kurie lydi. O jau juos pripažinau, jau po to jau ir visą komandą. Iš tikrųjų labai džiaugiamės tokiu netikėtu atradimu ir jisai prakeliavo didžiąją kelionės dalį, taip kad jeigu taps pirmuoju šunim nacionaliniu herojum, tai visiškai nenustebsi. Šeštadienį ant Gedimino kalno susirinkusius žmonės domino ir tolesnis Alšio likimas. Paaiškėjo, kad naujaisiais šuns namais taps Pakruojo dvaras. Norėjau padėkoti. Šis grįžo į Lietuvą ir jisai turbūt gyvens, kaip nutarėm mes visą komandą, kad Pakruojo dvare gyvens. Keliausi Pakruojo dvarą, tam, kad matytų žirgus ir turėtų daug erdvės, nes vis viena pagal savo prigimtį yra aviganis ir jam reikalinga kažkokia banda, kurią jis prižiūrėtų. Žygio dalyviai sako, kad kelionės metu patirti įspūdžiai liks visam gyvenimui. Nesklandumų ir problemų visiškai išvengti nepavyko, tačiau dalyvius visuomet vienijo bendras tikslas. Kažkaip net grįžus į Lietuvą, kažkaip net keista, kad nėra, to trūksta kažko vis tiek. Pačią gražiausią legendos dalį teko patvirtinti ir užbaigtas diskusijas Vytautas Žemaitukus Juodoje jūroje girdė. Ačiū. Buvo daug tokių buitinių smulkmenų, bet jos visos nublankdavo prieš tikslą, kurį turėjo komanda nukakti tuos beveik 2000 km ir pasiekti Juodąją jūrą. O dėl mitų, tai tie, kurie netikėjo, turi nusivilti, o tie, kurie tikėjo, to mitų turi džiaugtis. Žygeiviams buvo įteiktos atminimo ir padėkos dovanos. Nemažiau nei Alšis vilniečių dėmesio susilaukė ir ištvermingieji žemaitukai, kuriais prieš kelis šimtus metų prie Juodosios jūros buvo nujojęs ir Vytautas Didysis. Gedas Salyga, L rytas LT.